Sveiki. Taip įsivaizduoju, kad visi, kurie manęs klauso, labiau tiki evoliuciją, nei kad mūsų kūrė Dievas. Tiki procesu, kad nuo kažkokių primatų pakilom ant 2 kojų ir šiai dienai, nors ir galbūt nesame tobulos sutvėrimas, nes nugarą paskauda ir dar ką nors, bet iš tikrųjų esame labai sumanus sutvėrimas. Ir link kur suku, kad mes turim savo judėjimo raštą. Mes einam, bėgam, stovim, be abejo labai daug sėdim. Paukštis skrenda, bet moka ir eiti šokinėti. Žuvis plaukia. Kiekvienas sutvėrimas turi savo judėjimo raštą, kurį jis propaguoja, tik mes kaip žmogus nelabai bepropaguojam. Gal čia ir yra problema. Mes mažai vaikštom. Vaikščiojimas tai yra mūsų kartojimai. Reiškia, 1 kartojimas, 2 kartojimai ir tai per dieną gali įvykti 1000 kartojimų, bet gali įvykti ir 10 000 arba 20 000 kartojimų, kas itin lengva, kai atsiranda bėgimo, ne tik eisenos, ne tik vaikščiojimo. Bet kaip ir minėjau, būna atveju, kada yra 1000 kartojimų, o galbūt nebūna nei to 1000 kartojimų. Jeigu išimtume kažkokius tai kartojimus namuose, kai paėjom porą žingsnių, pasisukom, parėjom, vėl atsigulėm ant fotelio ar prisėdom, tai nebūtų tikriausiai beveik ir nieko kai kuriais atvejais. Ir kai tų kartojimų nėra, tada ir įvyksta, kas įvyksta. Reiškia, mes nebekartojam to, kas mus padarė tiesiais. Per daug metų ilgo proceso, kančios, galbūt, o gal ir ne, mes pavirtome tiesus, tokie kaip dar labai geras pavyzdys yra laukiniai hadzagentis. Jie tiek maži būdami, tiek 60 metų pasiekę, vis dar yra tiesus. Neturi kažkokių tokių vaizdų, galbūt kažkokių tokių vaizdų, galvos kažkur pabėgusios į priekį ir daug kitų dalykų. Bet žinokit, jie irgi visą dieną nevaikšto ir nebėgioja. Jie tiesiog atlieka to, kiek jiem reikia dėl medžioklės, dėl žaidimų, kažkiek šokių, kažkokio tai rinkimo, kažkokių tai uogų, šakniavaisių ar panašių dalykų. Ir pas juos nėra 50 000 žingsnių per dieną. Gal ir būna tokių dienų, galbūt, bet to nėra reguliariai. Ir jie taip pat sėdi, tupi. Nėra taip, kad jie, žinokit, visą laiką tupi. Jie ir prisėda, ištiesia tas kojas, ir guli, ir miega, jie viską daro iš esmės irgi, tik jie padaro to, ko mes dažnai nepadarom, tai yra surenka tų kartojimų, tų žingsnių daugiau. Kodėl apie tai kalbu? Man be abejo labai paprasta pakalbėti apie pratimus, parodyti, bet pratimai tai jau yra mūsų kažkoks labai šviežias evoliucijoje nieko neužimantis procesas, kurį mes išgalvojom ir taip, to reikia, prie to prieisiu. Bet vis tiek reikia atlikti tuos kartojimus. Nes dabar nepasimsim žuvies ir nebandysim išgauti tų visų kartojimų, su jie per pratimus, jie atlieka savo funkciją. Taip ir mes iš esmės tik tiek, kad sąmoningumą turim, kuris mums dažnai ir koją gyvenime pakiša. Ir mes per tą savo protą ir siekį paprasčiausiai nebekartojam to, kas mus padarė tokiais, kokie mes esame ir tada griūvam per tą gyvenimą, linkstam ir po to skundžiamės, kad tai metai visus suries. Suries kažkada, bet gal ne 30, ne 40, net ir ne 50 ir ne 60, gal 100 turėtų suriesti, ar 90. Tai esmė ir yra tokia, kad tie kartojimai yra būtini. Neišsiplėtosiu labai, kas ten vyksta, bet einant vyksta visos funkcijos nedidelėse amplitudėse, bet visos, kokių iš esmės mums užtenka išlaikyti savo raumenyną iki tam tikro lygio. Jeigu kalbant plačiau, tai reikėtų ir bėgimo, ir ne tik lėto, ir kažkokio greitesnio bėgimo, tada iš vis būtų galima pamiršti sportą, nebent situacija tokia, kad 10 metų ar 5 metus nebuvo nei to ėjimo, net nekalbama apie bėgimą, buvo tik sėdėjimas, per mažas miegojimas, gulėjimas, stresas ir daug kitų faktorių, bet tų kartojimų nebuvo. O tada jau nueinam iki to,
kad kai norim pradėti daryti tos kartojimus ir po 5 ar po 10 metų nieko neveikimo sakom, kylu, einu, pradėsiu bėgioti, pradedu bėgioti, skauda. Tada kaltinu bėgimą. Kaltas bėgimas, kad mano keliai skauda. Bėgimas blogai keliams. Tada nugara kitam skauda, bėgimas blogai nugarai, bėgimas blogai pėdoms. Ne, jūs šiai dienai esate blogai bėgimui, kad ir kaip akibrokštas gali skambėti. Jūsų raumenys yra neparuošti. Jūs nieko nedarėt ir dabar bandot padaryti iškart kažką, kur net nueiti 10 000 galbūt žingsnių būtų iššūkis. Ir tada atsimušam, kad jau tokiu atveju reikia kažkokios metodologijos, kažkokių pratimų, kad galėtumėt pradėti vaikščioti ar galbūt net bėgti be skausmo. Kuom dar esu labai nustebęs, kad šiais laikais atsirado tokios keistos informacijos ir ne patys klientai dėl jos kalti, bet dažnu atveju specialistai arba kažkas, net nežinau ar specialistai, bet žmonės, kurie turi daug sekėjų ir pradeda dalintis kažkokią tai informaciją. Ir būna ateina klientai ir sako, betgi dviratis gerai laikysenai. Neįsivaizduoju per kokią prizmę, kiek mūsų evoliucijoje dviratis laiko leidžia. Nežinau, nieko apskritai nuo 19 amžiaus pabaigos tikriausiai, bijau dezinformuoti. Turiu omeny tokių keistų dalykų, kad plaukimas ištiesins stuburo asimetrijas kažkokias, ar net gerai, jeigu turim kažkokį tai linkį, arba irklavimą sutvarkys. Taigi yra pilna tų kardio formų, kam čia vaikščiat bėgiot, yra dar geresnių, kurios daugiau sustiprinus raumenis ir labiau mus išties. Tai per jokią prizmę dviratis negerina laikysenos. Tai yra sėdėjimas visų pirma. Tai yra uždaryti klubai, tai yra užlenkta galva, tai yra stuburas, kuris atlieka lenkimą. Tai yra niekaip nepanašu į bėgimą ir niekaip nepanašu į eiseną. Irklavimas dar toliau nuo to. Plaukimas taip pat mūsų nepradinė funkcija ir irgi toli nuo to. Ar tai reiškia, kad viso to reikėtų nedaryti? Ne, viskas tvarkoje, viską galima daryti. Bet dabar duosiu tokį labai paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, kad per savaitę sportui turit 2 arba 3 valandas. Sportui, judėjimui apskritai. Ir dažnu atveju jūs renkatės, ar jūs einat į sporto klubą atlikti treniruotę, ar einat į mišką pasivaikščioti, ypatingai kalbant apie darbo dienas. Ar važiuojate dviračiu, ar einat pasivaikščioti arba bėgioti, ar plaukiat, ar einat pasivaikščioti arba bėgioti ir taip toliau. Tai reiškia, jeigu jūs turite 2 arba 3 valandas, net jeigu ir 4, sakykime 4, per savaitę judėjimui, kas dažnai šiais laikais yra iš kur 4 valandas ištraukti. Džiaugiamės, jeigu su žmonėm 1-2 treniruotės per savaitę galim padaryti. Ir tos 4 valandos pasidalina taip. 2 valandos ant dviračio, 1 valanda plaukti, ir dar 1 treniruotė, kur jau atliekam pratimus, kur ačiū Dievui, kad yra kažkas į tą pusę, kur žmogus išsitiesia, priešinasi gravitacijai vertikaliai, ne kažkokioj tai sulinkusioj pozicijoje, negulėdamas ant pilvo ar ant nugaros kaip vandenyje. Ir ačiū Dievui, kad tos 50 minučių treniruotės ar valanda bent jau kiek žmogų gražina link to evoliucinio prado. Ir iš kur tam žmogui išsitiest? Jeigu jūs, kaip profesionalus atletas, turėtumėt laiko kiekvieną dieną susirinkti 10 000 žingsnių, kažkiek pabėgioti ir tada praplauktumėt, pavažiuotumėt dviračiu, pairkluotumėt, tai būtų indėlis, kuris neatspirtų, nenustumtų viso kito. Tai reiškia, jūs turėtumėt tą tvirtą pamatą iš eisenos, bėgsenos ir turėtumėt kažkokias šalutinės veiklas. Bet visi pavyzdžiai rodo, kad kai pagrindinės veiklos pavirsta ne šiomis, ne eiti bėgti, o važiuoti dviračiu, plaukti, irkluoti ir taip toliau, tai žmogus tiesiog pradeda save riesti, kompresuoti, stuburo funkcijos dingsta, sąnarių kai kurių funkcijos taip pat dingsta, kai kurios stipriai uždominuoja kaip kompensacinės arba kaip pagrindinės tose veiklose, o kitos visiškai prarandamos. Ir tada klasika, kad su tuo ateina skausmas ir diskomfortas. Ir ką reikėtų daryti, ar dabar imti ir iškart pradėti bėgti? Tikriausiai ne, nes tikriausiai, kad baigsis liūdnai. Visų pirma, reikėtų be jokių problemų gebėti nueiti bent jau 5 km,
o dar labiau apie 10 km, kas būtų vos ne 2 valandos ėjimo. Ir jeigu neina šitų dalykų įgyvendinti, sakykime, neina nueiti 5 km be skausmo, diskomforto ar didesnio nuovargio galų gale, tai net nėra kalbos apie kažkokį bėgimą. Net ir pradedant bėgioti, reikėtų bėgti ne iškart kilometrą 2, 3, 5 ar dar kažkiek daugiau, neduok dieve. Jeigu yra nebėgiota N metų, reikėtų galvoti apie kažkokius intervalus. 1 minutę ar pusę minutės lengvai pabėgti, tada porą minučių paeiti, atstatyti širdies susitraukimų dažnį, nusiraminti, duoti raumenim šiek tiek pailsėti ir tada vėl pakartoti. Ir galbūt padaryti 2 ar 3 tokius intervalus pirmam kartui. Po kelių dienų vėl jos pakartoti atsistačius ir tik gal kitą savaitę pridėti 1 papildomą arba 2 papildomus intervalus priklausomai nuo amžiaus, raumenų, to kaip jūs jautėtės ir daug kitų faktorių. Ir tik tada mes kažkada prieinam prie to ilgesnio bėgimo, kai jau bėgam kilometrą, 2 kilometrus ar kažkiek per vieną užbėgimą, sakykime taip. Ar šios mano rekomendacijos tinka visiems? Tikrai ne. Yra pilna atvejų, kada žmogus turi lėtinį skausmą ir jis vos pakilęs nuo kėdės ir keli žingsnius padėjęs jaučia paūmėjimą. Tokiu atveju tikriausiai taip jau iš duobės neišlipsim, kad po truputį didinant krūvį mums pagerėtų. Bandyti gal ir galima, bet šansai maži. Tokiu atveju jau reikės kažkokios intervencijos priemonės ir dažnu atveju ta intervencinė priemonė bus jau ne masažai, volelis ar dar kažkas, nors būna atveju, kada to užtenka, kad galėti daugiau žingsnių padėti ir taip išlipti po truputį. Tačiau dažnu atveju jau reikės stiprinimo kažkokio raumenų. Ir tas stiprinimas jau bus toks, kuriam reikia specialisto, nes jis turi identifikuoti, ką stiprinti, ką atpalaiduoti, ko iš vis neliesti ir taip toliau. O tada jau po kažkokios tai programos ta linkme galėsite didinti žingsnių kiekį, tą vadinamą mano kartojimų kiekį, kuris leis stiprėti, galbūt kažkada prieiti ir prie bėgsenos, o tikrai ne visiems to ir reikia. Galų gale jau džiaugsimės, kad galite užlipti kalno aukštyn, laiptais aukštyn, žemyn ir taip toliau. Ir be bėgimo galima tikrai labai pilnavertiškai gyventi. Mano palinkėjimas rinkti daugiau kartojimų, tai yra tų žingsnių, kurie reikalingi mūsų laikysenai, sveikatai, pasitikėjimui savimi galų gale. Nes kai prarandam šitą funkciją, nebegebame eiti be skausmo, kenčiam, kankinamės, tai pasitikėjimas krenta sulyg plintusu. Ir gink Dieve, nedarykit šitos funkcijos, nevaikščiokit, nekentėkit, nebandykit eiti ir galvoti, kad tai per skausmą aš vis tiek išlysiu kažkaip. Galbūt ir pavyks, bet kitu atveju tai pristatysite dar daugiau problemų. Susiraskit specialistą, atlikit duotus pratimus ir toliau savo ramiai darykit tai, ką kiekvienas žmogus nori ir turi gebėti daryti, tai yra vaikščioti ir pasirūpinti galų gale savimi. Jeigu manot, kad informacija, kurią dalinuosi, naudinga, reikalinga, pasidalinkit ir prenumeruokit, stengsiuosi kuo daugiau sudėtingų dalykų pritaikyti ir duoti jums kuo paprasčiau. Ačiū.